Aš manau, kad buvo labai reikšmingas šitų dviejų jaunų žmonių pasisakymas ir jų kalboje ne kartą nuskambėjo verslo planas. Todėl aš tikiuosi, kad mūsų smulkaus verslo atstovai galbūt pasiūlys šiam studentam kažkokią tai išeitį ar perspektyvas. Tai Laras Viliška. Labą dieną visiems. Iš tikrųjų, norėčiau, gal iš tikrųjų prisistatysiu tai, kad mūsų asociacija nors atstovauja smulkų ir vidutinį verslą, bet kaip kompanija, kuri užsiima personalo atranka ir personalo mokymais, tenka bendrauti ir su labai stambiom įmonėm. Todėl ta bendros tendencijos ir bendros praktikos, aš manau, bus atspindėtos mano žodžiuose. Ką galiu pasakyti apie, žvelgiant iš smulkaus ir vidutinio verslo, tai kad verslas dažniausiai gauna pajamas iš kelių krypčių. Viena tai yra, jeigu imti Klaipėdos miestą, tai iš gyventojų. Kita dalis tai būtų bendradarbiaujant su stambiuoju verslu. Ir trečia grupė, kurie, sakykime, daugiau mažiau vyksta kažkokią tai gamybą ir eksportuoja savo produktus į užsienį. Tai jeigu žiūrėti, kad mieste didžiausios pajamos gaunamos iš gyventojų, tai smulkiam verslui visą laiką yra labai svarbu, kad tie gyventojai uždirbtų ir jų pajamos būtų pakankamai didelis. Šitoje vietoje dažnai gali Klaipėdos miestas pasigirti, kad atlyginimai statistiškai jie yra didžiausi, vieni didžiausių Lietuvoje. Tarkim, mes ten einame tikriausiai po Vilniaus. Bet kita vertus, ar mes tuo galime apsiriboti. Tai vėl, kada žiūrime į tai, kad kaip tos pajamos galėtų būti tų gyventojų didesnės, tai vėl mes matome, kad dar didesnės pajamos yra ne tik, sakykime, tose pramonėse, kur, sakykime, yra kenksmingos sąlygos ir žmogus už tai uždirba daugiau, tarkim, tokie kaip suvirintojai, bet ir tokiose, sakykime, šakuose kaip IT technologijos, biopramonė, medicina. Tai iš principo visą laiką smulkusis verslas yra suinteresuotas, kad gyventojai uždirbtų daugiau ir aišku, jie dirbtų tokiuose įmonėse ir atneštų jiems tokią netiesioginę naudą. Tai šito aspektu žiūrint, aišku, tas paliečia pačias švietimo įstaigas, kad jūs irgi tikriausiai ruošite nemažai specialistų aukštos kvalifikacijos, bet tikriausiai pastebite, kad stambiose pramonės įmonėse dažniausiai reikalinga žemesnės kvalifikacijos darbo jėga. Klaipėdoje dominuoja įmonės, kur kvalifikacijos lygis tikriausiai reikalingas didžioji dauguma profesijas. Savo laiku dar amžinatelis Lubys yra pasakęs, kad pramonėje reikalinga tik tai 5 procentai universiteto paruoštų studentų. Ir aišku, tas nulėmė labai daug dalykų, tokių, kad studentai baigę mokslus neranda darbo. Tai kartais mes galime analizuoti, kad jie tai nesugeba integruotis į rinką ir panašiai, bet dažnai būna, kad jeigu žmogus ten turi aukštą kvalifikaciją, jau kažkokį įgytą mokslinį laipsnį, jam tokiam mieste kaip mūsų kartais darbo gali nebūti. Kaip pavyzdys, pas mus nėra farmacijos įmonių, pas mus nėra tyrimo laboratorijų, pas mus nėra, sakykime, grožio kažkokios tai pramonės, kuri gamina. Pas mus trūksta tyrimų, institutų, kurie atliktų tyrimų ir tyrimai būtų ta dalis, iš kurių jie uždirbtų. Tada jūs tikriausiai įsivaizduojate, kokie būtų tų žmonių atlyginimai ir kokius pinigus jie paliktų mūsų smulkiajam verslui spirdami. Ar, sakykime, tada išaugtų netgi ir pasiūla visokių ir paslaugų ir, sakykime, atsirastų ir įvairiausios pramogos. Nes kuo didesnės gyventojų pajamos, tuo visokių, sakykime, tų dalykų gali smulkusis verslas daugiau pasiūlyti. Tai iš šitos perspektyvos žiūrint, manyčiau, kad mes irgi turėtume eiti, kaip ir visas miestas, tą tendenciją, kad kuo daugiau atsirastų, sakykime, stambioji pramonė teisingai, ten jis yra pas mus ir apyvartos didžiulės, milijardinės, sakykime, mūsų Klaipėdos krašte esančių įmonių. Ir technologijos labai aukštos. Tačiau tų technologijų aptarnavime labai mažai reikia specialistų labai aukštos kompetencijos.
Kartais netgi, sakykime, jeigu palyginti labai aukštų technologinių pramoninių įmonių, kurios yra įsikūrusios, sakykime, trečio pasaulio šalyse, tai dažnai matome, kad tuos pačius darbus, kur pas mus čia dirba žmogus su magistro laipsniu, ten atlieka žmogus nebaigęs vidurinio išsilavinimo. Todėl, kad nereikia labai aukštų kompetencijų. Tai ir šičia pas mus, sakykime, savo laiku užsipildė rinką ir, sakykime, įmonė sau leido priimti į žemos kvalifikacijos vietas studentus, kurie turi ten, sakykime, magistro laipsnį ir panašiai. Bet iš tikrųjų įmonė tokio poreikio gali būti, kad iš vis nėra. O kadangi įmonės vienos ar kitos yra tarptautinės, tai, sakykime, tenais, sakykime, jie skiria dėmesį, kad studentai ateitų su aukščiausia kvalifikacija, rūpinasi, aišku, kad atlyginimai vienose ar kitose įmonėse būtų aukšti. Tačiau tokių aukštumų, kaip, sakykime, kad dirbtų pas mus IT, pavyzdžiui, pas Vilniuje Barclays padalinys, sakykime, atlyginimų lygis tikriausiai 2 kartus didesnis nei pačioje mūsų, sakykime, įmonė, kuri moka Klaipėdui patį didžiausią atlyginimą vidutinį. Tai šitoje vietoje mes matome, kad kur tom bendrom jėgom galime visi pasitelkti. Tai yra, kad miestas pradėtų traukti ne tą, sakykime, sunkiąją pramonę, kurie reikia žemesnės kvalifikacijos darbuotojų, bet ir tą aukštų technologijų, kur, sakykime, reikalingi ne tik specialistai aukštos kvalifikacijos, bet jau ir, sakykime, kūrybingi mokslininkai. Tai šitoje vietoje aš manyčiau tą perspektyvą, kad, kur galėtų keistis Klaipėdos miestas, kad nebebūtų, sakykime, mėgamasis rajonas stambiai pramoniai, o taptų, sakykime, kažkokiu tai moksliniu centru, kur, sakykime, galėtų apsijungti tiek mokslas, tiek tavo šiuolaikinė pramonė. Tai trumpai tiek norėjom pasakyti. Sveiki gyvi. Esu Saulius Savickis, pavėlavau, atsiprašau, dabar prisistatysiu, atstovauju asociaciją Mano miestas Klaipėda, esu jos vadovas. Tačiau norėčiau kalbėti galbūt irgi antrindamas savo iš perspektyvos smagaus ir vidutinio verslo, kokios tendencijos sąlytyje su mokslu pastaruoju metu stebimos. Manau, kad esamos institucijos Klaipėdoje paruošia tinkamus žmonės smulkiam ir vidutiniam verslui Klaipėdos mieste. Tačiau Klaipėdoje visi turbūt stebime ir pašnibždom ar garsiai kalbame apie tai, jog apskritai Klaipėdoje trūksta, nežinau, jeigu čia per daug griežtai pasakysiu, pilkosios masės, trūksta gyventojų ir miestas vakarais ir gal ne tik vakarais ištuštėja. Kur čia priežastis? Čia reiktų ilgesnį laiką galbūt paskirti analizai. Tačiau tai yra susijęs su smulkaus ir vidutinio verslo plėtra. Jeigu pirkėjų arba paslaugos vartotojų kiekis mažės arba bus nepakankamas, bus sudėtinga smulkiajam verslininkui, kuris konkrečiai šitai rinkai ir tiekia savo paslaugą arba produktą, arba dažniausiai tiekia šitai rinkai. Čia globalesnė problema, nežinau kaip spręsti, bet tiesiog konstatuoju faktą. Patiko labai studentų prisistatymas, konstruktyvus prisistatymas ir konstruktyvus pasiūlymai. Ir norėčiau pakalbėti, užduoti galbūt klausimą tokį iškelt, kiek jaunų baigusių studijas žmonių, arba iki 29 metų, įsteigia Klaipėdoje naujus verslus. Nežinau statistikos, tačiau toks įspūdis, kad nėra labai daug arba ženklus tokie atsiradimai naujų verslų. Kodėl? Ar tai yra susijęs su rizikos baime, ar tai yra susijęs su palankumu, palankios verslo aplinkos nebuvimu ar patrūkumu. Nežinau, vėlgi, asociacija vykdo jau eilę metų verslumo skatinimo konkursą. Visokių idėjų ir įdomių labai idėjų būna pateikiama, studentai pateikia, nes daugiausia studentai dalyvauja, tačiau verslų neatsiranda. Tai kur čia šovakas?
tam, kad būtų proveržis, iš tikrųjų mes visi kažkaip turim surasti formą susitelkimui, kad Klaipėdoje daugėtų gyventojų ir daugėtų verslų, smulkių verslų. Nes pramonė, uosto įmonės, jos pakankamai neblogai viską sustygavusios ir ten žygiuoja prieki ten, ko reikia. Bet smulkiam verslui nėra paprasta. Tai mums visiems, valdžiai, mokslui ir verslui esamam reikia sutelktų pajėgų. Nežinau, ar tai būtų forumas, ar tai būtų kažkokios tai iš pradžių susitarti dėl prioritetų. Aiškių prioritetų Simonas apie juos šiek tiek minėjo savo straipsniuose žiniasklaidoje. Reikalingas proveržis. Aš norėčiau, kad pasvajot galima, ar ne, kad laikė 10 metų Klaipėda garsėtų, pozicionuotų save kaip patraukliausių miestų verslui, smulkiam verslui, Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje, nesilyginkime vien tik tai su Vilniumi, žvelgime plačiau. Kaip tą pasiekti? Čia yra iššūkis mums visiems visų pirma, Klaipėdos piliečiams, kurie norime matyti Klaipėdą miestu, kuriame gera gyventi. Ačiū Sauliau už jūsų pasisakymą. Ir aš norėčiau pastebėti iš tikrųjų, kad verslininkai daugiau suakcentavo poreikius, tokias vizionistinius pasiūlymus, bet kol kas nepasiūlė jokių verslo modelių. Ir tiems studentams, kuriems nepavyko įkurti verslą, po to, kai jie baigė studijas, jie eina į darbo biržą. Todėl aš norėčiau paklausti darbo biržos atstovo Pauliaus, kaip jums sekasi įdarbinti mūsų mokslo įstaigų produktą. Dėkuoju už klausimą. Aš pažiūrėjau, kad mikrofonas neveikia, tai taip nedrasiai dėkuoju už klausimą. Na, matot, kokia yra situacija iš ties dėl, sakykime, studentų. Taip yra ta tendencija, kad pabaigę universitetą arba kolegiją iš karto bėga į darbo biržą. Kodėl taip yra? Na, manau, kad nereikia daug čia ieškoti kažko, tai yra privalomas sveikatos draudimo mokestis. Galbūt jisai ir nesikreipia į darbo biržą, bet jisai žmogus, na, matydamas, kad tai yra privalomas sveikatos draudimo mokestis, jam reiks mokėti. Jisai yra tokių žmonių, kurie dėl to būtent kreipiasi. Tai kiek iš jų procentaliai iš ties yra sunku atskirti. Aš pats niekada jų neskaičiavau ir niekada pats nebandžiau kažkokio tyrimo atlikti. Bet aš manau, kad čia yra ne Klaipėdos problema, čia yra visos Lietuvos problema. Kaip išspręsti, sakykime, sveikatos apsaugos klausimus, kaip išspręsti kad ir šitą dalyką, ar ne. Dėl registracijos darbo biržoje tai yra susiję. Tai yra visos Lietuvos mastas ir tai nėra vien tik tai Klaipėdos problema, nes tai vyksta, sakykime, visoje Lietuvoje. Bet tokia tendencija yra, kad jie iš karto pabaigę ateina į darbo biržą. Ir ką darbo birža gali pasiūlyti, taip yra pakankamai specialybių ir yra pakankamai daug sėkmingų pavyzdžių, kur studentas pabaigęs, sakykime, studijas įsidarbina pagal specialybę ir tą darbo vietą jis buvo radęs, sakykime, per Klaipėdos teritorinę darbo biržą. Na, jeigu studentui trūksta darbinės praktikos, kaip žinome, darbdaviai, jie nori, kad žmogus būtų su aukštuoju išsilavinimu, ar ne, ir žmogus dar turėtų darbinės, sakykime, praktikos patirties. Na, paprastai tai būna sunku, nes studijų metu ne visi dirba. Aš, pavyzdžiui, studijų metu dirbu. Ir ne kitas, na, gal nedirba. Bet tai tą problemą dabar galima įspręsti iš ties, sakykime, vakarietiškais išmaniais metodais, jeigu taip galim pavadinti. Tai yra Lietuvoje pačiai populiarėjanti savanorystė. Savanorystės pagalba žmogus įgyja tam tikros darbinės patirties, darbinės praktikos, ko pasekoja, jis jau, sakykime, turi tam tikrą kompetencijų portfeliuką, su kuriuo gali pas darbdavį ir sakyti, štai, aš savanoriavau ten ir ten ir ten, aš turiu ne tik tai teorinės žinias įgytos universitete, bet štai aš turiu ir, sakykime, štai tokios praktikos. Tai veterinaras galėtų savanoriauti 5 etatutėse, o, sakykime, kažkoks tai žmogus pabaigęs, tarkim, administravimą galėtų kur nors, na, kad ir universiteto rektorate, ne, čia tik kaip pavyzdys. Tai va, tai tada iš karto ta problema ir sprendžiasi. Tai jeigu mes tai pasižiūrėtume į mūsų studentus ateinančius į Klaipėdos teritorinę darbo biržą, tai mes tikrai pamatytume, kad jie yra pakankamai, sakykime, jie yra išsilavinę, žingeidus, na ir tikrai ieškantis darbo tokio
kuris tenkintų jų poreikius. Ir aišku, čia galima tada įsiplėsti į labai plačią diskusiją, bet aš noriu pasakyti tai, kad Klaipėda visos Lietuvos mastu tikrai neatrodo labai blogai. Bet sėkmybė visada yra ta, kad tai mūsų miestas būtų pirmas Lietuvoje. Ir mes esam galbūt tarp tų, sakykime, tame lygyje su Vilniumi. Aš manau, kad mes pilnai konkuruojam su Vilniumi, tiek gyvenimo kokybė, tiek sąlygomis, infrastruktūrą turime gerą, turime puikią gamtą, jūrą, marias, turizmo galimybės. Taigi manau, kad reikia tai judėti pirmin, toliau, dar stipriau sustiprinti infrastruktūros plėtrą, nes būtent infrastruktūra sukuria galimybę plėtotis ir aukštosiom technologijom, kas yra išties, mes sakykime, viena iš mūsų didesnių sėkmių. Jeigu atsakiau į klausimą, tai kokių specialybių jums labiausiai reikėtų, kokias lengviausiai įdarbinti? Jeigu mes pasižiūrėtume į poreikį, tai išties poreikis yra koks. Daug darbdaviai pastaruoju metu prašo techninių specialybių darbuotojų. Tai nebūtinai aš kalbu apie aukštąjį išsilavinimą. Labai paprastas ir primityvus dalykas. Didelis yra poreikis suvirintojų. Auga ekonomika, atsigauna statybos, reikia suvirintojų. Suvirintojų trūksta. Pradedame kviestis darbuotojus iš, sakykime, užsienio šalių. Tai yra trečių šalių. Tai jeigu mes, tarsi kalbant apie švietimą, tai mes neturime vien tik tai susikoncentruoti ties socialiniais mokslais. Nes pakankamai daug jaunuolių ateina į darbo biržą baigusių socialinius mokslus. Dėl to reikalingas, sakyčiau, tai kompleksinis sprendimas. Vis tiek mūsų sėkmybė turi būti aukštosios ir inovatyvios technologijos, o tam reikia ne tik tai techninių specialistų, ne tik tai informatikų, kad tam pačiam dalykui reikia ir gabių vadybininkų. Tai mes turime išties labai žiūrėti labai rimtai ir kompleksiškai tą dalyką, kad turime atrasti balansą tarp IT specialistų, tarp vadybininkų ir tarp kitų profesijų žinovų. Tiesiog tai turi būti bendras kompleksinis sprendimas, kuris mums, sakykime, sukurtų tokį gyvenimą galbūt kaip šiandien. Tai tik tai pavyzdys. Aš manau, kad balansas ne techninių specialybių naudai kol kas ir aš todėl norėsiu Rasį paklausti, kodėlgi mūsų studentai taip retai renkasi techninės specialybės, kaip jums sekasi juos ruošti Klaipėdos darbdaviams. Sveiki. Turiu pasakyti, kad techninių specialybių studentai jas renkasi ir pakankamai intensyviai renkasi per pastaruosius 4 metų. Mes praradimą turėjom šiokį tokį tik šiais pirmaisiais metais ir labai nežymų. Paprastai turėdavom technologijų fakultete apie 1400 studentų kas metai, šiemet turėjom 1350. Tai iš tikrųjų kritimas nėra didelis, įvertinant tą demografinę situaciją. Tai bendra ta situacija iš tikrųjų nėra bloga ir tų specialistų, man atrodo, mes čia visi kalbėjom, kad jų visos Klaipėdos aukštosios mokyklos paruošia pakankamai daug. Ir techninių specialybių, ir vadybinių, ir medicinos srities, ir pedagogikos specialistų tikrai pakanka. Ir Klaipėda turėtų būti klestintis miestas. Ir mane iš tikrųjų turbūt labiau kaip gyventoja Klaipėdos kartais truputėlį liūdina tas faktas, kad mes turėdami tokį puikų privalumą kaip jūra, pajūrį, labai dažnai pralošiame, kad ir tiem patiem druskininkam. Kodėl jos veržiasi ne tik Lietuvos, kodėl ten trūksta vietų, kodėl ten važiuoja rusai, lenkai, baltarusiai ir visi kiti, ir Izraelio atstovai, taip sakant. O mes neturime Klaipėdoje nieko tokio, ką galėtume parduoti čia ir vietoj. Galime, aišku, mes verti dėjuoti, kad čia yra žemi atlyginimai, yra tam tikra situacija bloga. Lietuva konkuruoja ir Klaipėdos verslas konkuruoja pakankamai aukštom technologijom. Ir dėja viena iš konkurencinių veiksmų ir tokių privalumų visam pasauliui, ką mes turime, tai turime pigią darbo jėgą. Ir tikriausiai šitas mūsų, kaip sakyti, verslo privalumas, pigi darbo jėga, yra ta priežastis, dėl kurios mes netenkame dalies jaunų žmonių Lietuvoje. Netenkame ne tik tais tų, kurie nebaigė jokių aukštųjų mokslų, bet ir dalies tų, kurie pabaigė aukštuosius mokslus. Mes tampame kalvę tos turtingos Europos, kuri paruošia specialistus ir eksportuoja juos į ten. Ir dėja, netgi tie mūsų specialistai ne visada pradeda ten darbą
pagal savo išsilavinimą. Galbūt geresnė situacija yra su medikais, ten, sakykime, slaugos darbuotojai panašiai yra reikalingi visur. Galbūt mūsų statybininkai iš tikrųjų dalis jų tikrai įsidarbina. Galbūt mūsų transporto specialistai įsidarbina irgi pagal specialybę. Kita didžioji dalisgi išvažiuoja ir dirba žuvies fabrikuose arba dar kažkur kitur. Tai kur yra šita problema? O dėl mirusios Klaipėdos, mirusios senamiesčių kai kuriais atvejais, tai iš tikrųjų turiu sutikti su gerbiama Gabija, kad turbūt mažiausiai pas mus išvystytas populiarių pramogų situacija. Aš pastebėjau, kaip, pavyzdžiui, jūs buvote ar nebuvote Švėkšnoje, buvote. Kokia graži šventė, kiek nedaug atrodo reikia jai ir kaip mums visiems šitų tokių gražių masinių švenčių reikia, kaip žmonės veržiasi visur, kaip jiems trūksta pramogų. Kodėl neužsikabina, kodėl jaunimas nekuria šitų pramogų biznio? Šito labai reikia. Ir į šitą biznį ateis ir vadybininkai, ir ekonomistai, ateis ir mūsų technikai, nes ir aptarnauti šitą visą ūkį reikės. Tai, nežinau, kodėl Klaipėda šitoj vietoje atsilieka, aš čia matau didžiulį potencialą. Turint jūrą, kita vertus sveikatinimo paslaugos visos. Tai yra didžiulis pritraukimo galimybės. Nežinau, iškėliau daugiau klausimų. Na, tai gerai, nebūtina mums tik atsakymų, žinot. Galbūt mes sulauksim ir iš kitų studentų. Jūs teisingai paminėjot, kad mums labai neprastai sekasi eksportuoti mūsų darbo jėgą ir protus, bet Darius, jis yra ne tik atstovas mano miestas Klaipėda, bet ir aliumni vadovas, aš kiek žinau. Tai dar kur tie mūsų baigę studentai dabar, jie visi eksportuoti ar dar yra vienas kitas? Sunku pasakyti, labas vakaras, sunku pasakyti, kadangi tokios statistikos niekada nevedžiau, bet